Sanishpad Paramahans of Parabrajacharya's Toast Sisanada. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita Ki. Shri Nitai Gaura Sundar Ki. Shri Nitai Gaura Chandra Ki. Go Premanande. All glories to the Soma devotees. All glories to the Soma devotees. All glories to the Soma devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So devotees, today we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 9, the desire tree of devotional service, verse 37. Taigi atsidavusiai, šiandien skaitome iš Chaitanya Charitamritos Adi Lilos 9 skyriaus, kuris vadinasi Troškimus išpildantis atsidavimo tarnystės medis, 37 tekstas. And I guess I'll just read the verse. Ekala Malakara Ani Katapala Kaba Nadia Va'e Pala Araki Kariba. And the translation, I am the only gardener. If I do not distribute these fruits, what shall I do with them? How many fruits can I alone eat? Vertimas. Aš vienintelis sodininkas. Ką veiksiu su šiais vaisiais, jei man nepavyks jų išdalinti? Kiek galiu pats vienas jų suvalgyti? Okay, and purport by Srila Prabhupada. Lord Chaitanya Mahaprabhu produced so many fruits of devotional service that they must be distributed all over the world. Otherwise, how could he alone relish and taste each and every fruit? The original reason that Lord Sri Krishna descended as Sri Chaitanya Mahaprabhu was to understand Srimati Radharani's love for Krishna and to taste that love. The fruits of the tree of devotional service were innumerable, and therefore he wanted to distribute them unrestrictedly to everyone. Srila Rupa Goswami therefore writes, Anarpita charim chirat karunaya vatirna kalo samarpayitum unnato jwala rasam swabhakti shriyam hari purita sundara duti kadamba sandipita sadahridaya kandare spuratu va sachi nandana.
And actually, let me just, I'll just read the actual translation which Prabhupada gives for this. Why not? Perskaitysiu vertimą, kurį duoda Šrila Prabhupada, Because it's a very important verse. nes tai labai svarbus posmas. It is the fourth verse in the group of verses right at the beginning of Chaitanya Charitamrita, defining who is Lord Chaitanya and what is his mission. Ir tai yra pirmasis posmas iš 4, kurie pateikiami Chaitanya Charitamritos pradžioje ir kurie aprašo, kas yra Viešpats Chaitanya. So it's very, one of these very, very important and definitive verses. Ir tai labai svarbus ir apibūdinantis, apibrėžiantis posmai. So this is the translation of that verse. Taigi mes čia turime vertimą šio posmo. May the Supreme Lord, who's known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendentally situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Tegul aukščiausias Viešpats, kuris yra žinomas kaip Šrimatės Sachi Devi sūnus, bus nuolat transcendentiškai apsigyvens mano širdies giliausiose kertelėse. Švytėdamas lydyto auksos šviesa, jis apsireiškia Kali Jugos amžiuje savo nepriežastinę malonę, tam, kad išdalinti tai, ko jokia inkarnacija niekada nėra prieš tai pasiūliusi. Visų labiausiai palaimingą ir švytintį skonį, atsidavimo tarnystės skonį ir santuokinės meilės skonį. And Prabhupada, of course, he paraphrases here in this purport. There were many previous incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but none were so generous, kind, and magnanimous as Sri Chaitanya Mahaprabhu, for he distributed the most confidential aspect of devotional service, namely the conjugal love of Radha and Krishna. Therefore, Sri Rupa Goswami Prabhupada desires that Sri Chaitanya Mahaprabhu live perpetually in the hearts of all devotees, for thus they can understand and relish the loving affairs of Srimati Radharani and Krishna. Taigi tolimesnis komentaras Šrilos Prabhupados. Prieš tai aukščiausias Dievo asmuo buvo nužengęs daugybę kartų, bet ne vienas jo įsikūnijimas nebuvo toks dosnus, gailestingas ir didžiadvasiškas kaip Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nes Chaitanya Mahaprabhu atskleidė giliausią atsidavimo tarnystės slėpinį, romantinę Radhos ir Krišnos meilę. Būtent todėl Šri Rupa Gosvamis Prabhupada išreiškė troškimą, kad Sri Chaitanya Mahaprabhu amžinai gyventų bhaktų širdise. Tada jie pajėgs suvokti ir patirti Šrimati Radharani bei Krišnos meilės santykių skonį. Ekala malakar ame katapala kaba nadia ba'e pala araki kariba. I am the only gardener. If I do not distribute these fruits, what shall I do with them? How many fruits can I alone eat? Aš vienintelis sodininkas. Ką veiksiu su šiais vaisiais, jei man nepavyks jų išdalinti? Kiek galiu pats vienas jų suvalgyti? And Gurudev, I didn't translate the first part. You didn't, did you? I'm sorry. Oh. So, Just go ahead and do it. should I? You should. Taigi komentaro pirmoji dalis. Viešpats Chaitanya Mahaprabhu užaugino tiek daug atsidavimo tarnystės vaisių,
kad juos norėjo išdalinti viso pasaulio žmonėms. Nejau jis vienas jais gardžiuosis. Pirminė priežastis paskatinusi viešpatį Šri Krišną nužengti Šri Čaitanijos Mahaprabhu pavidalu buvo noras suprasti, už ką Šrimati Radharani jį taip stipriai myli ir patirti šios meilės skonį. Atsidavimo tarnystės medis subrandino nesuskaičiuojamą daugybę vaisių ir Šri Čaitanija Mahaprabhu troško, kad jų paragautų kiekvienas. Šri Rupa Gosvamis rašo, taigi tai buvo posmas, kurio vertimą skaitėme prieš tai ir tada baigsime. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Vipade Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shivyavadi Paschachari Shtane Vanchkapa Trulubhyascha Kripa Sindhurya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, this is a very interesting and very deep section of Sri Chaitanya Charitamrita. Taigi atsidavusi, tai yra labai gili ir labai slaptinga Šri Čaitanijos Čaritamritos dalis. And yes, we all heard yesterday how His Holiness Vishvasu Maharaj began with the previous verse. Ir žinoma, mes visi girdėjome, kaip vakar Vishvasu Maharadžas pradėjo su praeitų posūdį. And we got the idea from that. Yes, it's very deep, it's extremely deep. Ir žinoma, mes visi galėjome suprasti, kad tai labai gilu, be galo gilu. Anyway, let us try and say a few words. Taigi pamėginkime pasakyti keletą žodžių apie tai. So here Lord Chaitanya is expressing, you could say, a concern. Taigi Viešpats Čaitanija čia išreiškia susirūpinimą. That I am the one who's the gardener who's growing this tree of love of God. Jis išreiškia susirūpinimą, kad aš esu tas sodininkas, kuris augina šį atsidavimo tarnystės medį. And this tree, it's a sort of tree, like a unique type of tree. Ir šis medis yra be galo unikalus medis. It produces unlimited types of fruits. Taigi jis brandina įvairiausius begalinius skaičių įvairiausių vaisių. And each of those types of fruits has many different sort of subtypes, varieties. Ir kiekviena šių vaisių rūšis turi dar įvairiausių porūšių ir tipų. And Lord Chaitanya is saying that there's so many fruits on this tree, I can't eat them all. Ir Viešpats Čaitanija sako, kad ant šio medžio yra tiek daug vaisių, kad aš nepajėgsiu pats vienas jų suvalgyti. Well, yes, we think that actually Lord Chaitanya could eat them all. Žinoma, mes galim pagalvoti, kad Viešpats Čaitanija tikrai pajėgtų juos visus suvalgyti. But he's just saying like this, just to give us the chance to get some of the fruits and taste them, when we're ready. Bet jisai taip sako tik todėl, kad jisai norėtų, kad ir mes gautumėm paragauti šių vaisių, kai būsime pasiruošę. When we're ready, that's a very interesting, important point. When will that day come? Žinote, kad mes būsime pasiruošę, tai yra labai svarbus momentas, kadagi ateis ta diena. Yes, so anyway, he's concerned. How am I going to eat all these fruits? Taigi jis susirūpinęs, kadagi aš galėsiu suvalgyti visus tos vaisius. So, at least he's saying, I can't eat them all, but then I've got to distribute so many of them, otherwise what's going to happen to them?
Taigi susirūpinęs, kad aš negaliu visų jų suvalgyti ir dėl to turiu juos išdalinti. And even to just distribute them, I don't feel I can do it myself. Ir netgi, kad juos visus išdalinti, aš nesijaučiu, kad pajėgčiau visą tai vienas atlikti, negaliu to pats vienas padaryti. So I need some help from some nice devotees to assist me in distributing these fruits. Todėl man reikia labai nuostabių atsidavusių, kurie man padėtų išdalinti šios vaisius. And as Vishvasu Maharaj was sort of indicating yesterday, it would appear that Lord Chaitanya, he's here in multiple manifestations, that he wants the devotees from the Baltic Summer Festival 2026 to help him distribute them. Ir kaip jau Vishvasu Maharajus nurodė vakar per paskaitą, kad, viešpats Chaitanya, kuris yra apsireiškęs čia daugybę formų, jisai norėtų, kad 2026 vasaros festivalio susirinkę atsidavusiai padėtų jam tai padaryti. What do you think? Are you willing? Are you getting into it and distributing them? Tai kaip Jūs manote, ar Jūs ketinate, ar Jūs norėtumėte prisidėti ir padėti išdalinti juos visus? Hallelujah! Yeah. And the good news is that as you distribute them, you can eat some as you go. Ir žinote, gera naujiena yra ta, kad kai Jūs dalinate, žinote, Jūs taip pat gaunate ir galite paragauti jų ir patys. Yeah. Sometimes when we're distributing prasad, we're concerned, is there going to be enough for me? Ir kartais, kai mes daliname prasadą, mes būname susirūpinę, ar liks nors kažkiek man. Maybe I should give small portions to the others. Gal galėčiau dalinti mažesnes porcijas kitiem. But here you don't need to worry, you can just get into it. Bet čia nereikia visiškai jaudintis, iš tikrųjų Jūs galite pilnai panirti tą dalinimą. And that's another kind of taste. There are all these different tastes. Ir žinote, čia yra įvairiausių skonių ir rūšių tų vaisių. We're all familiar with fruits, at least certain fruits. Ir mes visi pažįstame, esame ir žinome įvairiausius vaisius. Yablaka, grusha. Obuolys, kriaušė. I mean, okay, apples and pears. And it's watermelon season, I think, now. Ir dabar arbūzų sezonas. And different types of melons. Ir įvairiausių melionų sezonas. And, all sorts, and you get different types of grapes. Ir žinote, yra įvairiausių rūšių vynuogės. I mean, I don't want to disturb your taste buds. Aš žinoma, nenoriu jaudrinti jūsų skonių receptorių. It's, it's a big subject. Bet yra plati tema. Right. Yes, but, well, we've heard of mangoes. Žinoma, visi esame girdėję apie mangus. Lithuanian mangoes. Lietuviškus mangus. Maybe in the future. Galbūt ateityje tokie pasirodys. But have you experienced what do you call it? The Bombay mango? Bet esate kada nors patyrę, ragavę Bombėjaus mango? Who said it? Alfonso, did you taste an Alfonso mango? Alfonso, ar jūs ragavote? If you have not, you've wasted not less than 10% of your life. Jeigu neragavote, tai tikrai išvaistėte bent 10% savo gyvenimo. Yes, I mean, Prabhupada did say mango is the king of fruits. Prabhupada dažnai sakydavo, kad mango yra visų vaisių karalius. And the Alfonso mango is like the king of kings, the fruits. O Alfonso mango tai yra karalių karalius. Of course, as long as it's all been offered to the Lord. Žinoma, jeigu jis yra pasiūlytas prieš tai viešpačiui.
So anyway, you get all these different types of fruits, but in the spiritual world, there's even a lot more. Ir žinote, mes turime čia įvairiausių rūšių vaisius, bet dvasiniam pasaulyje yra dar daugiau rūšių. Yes, I mean, there's just a lot more of everything in the spiritual world. Ir dvasiniame pasaulyje yra visko, žinoma, daug daugiau taipogi. I've been preparing to teach for teaching the Bhaktivedanta course. Ir aš dabar ruošiuosi dėstyti Bhaktivedanta kursą. And I just read the day before yesterday about the gopis and they're singing along with Krishna during the rasa dance. Ir užvakar aš skaičiau apie gopes ir taip kaip jos dainuoja kartu su Krishna per rasos šokį. And there's one verse, what is it? It's verse, it's chapter 33 of the 10th canto, verse 8. Ir 10 giesmės 33 skyriaus 8 tekstas yra. And there it's mentioned that in terms of ragas, different tunes for singing, there are as many ragas as there are species of life. Ir žinote, kalbant apie ragas, apie įvairiausias melodijas dainavimo, tai ten rašoma, kad ragų yra tiek, kiek yra gyvybės forma. But among those, well, that means 8,400,000 at least, there are 16,000 principal ragas. Taigi tarp šitų 4,800,000 yra 16,000 ragų. Yeah, ragas, right? Mm-hmm. They are the ones which the gopis sing. 16,000 ypatingų ragų tų, kurios dainuoja gopės. How many ragas, how many tunes for Hare Krishna do we know? Do you know? Ir kiek jų melodijų, kiek ragų mes žinome, jūs žinote. Hare Krishna, Krishna Krishna. So that's one. We all know that one. Tik visi žinom šitą vieną. And Hare Krishna, Krishna. That's the second one. And there's some more which, they're kind of regularly sung. Ir yra žinoma daugiau melodijų, kurias mes reguliariai giedame. But I think we could count them, and I don't know, maybe it's 20 or 30 or something. Ir aš galėčiau skaičiuoti jas, tai yra apie 20-30 ar panašiai. But what about 16,000 principal ones, main ones? O kaip dėl 16,000 pagrindinių melodijų? So, yeah, they are the gopis, special ragas, the ones they sing. Tai yra ypatingos gopių ragos, tos, kurias jos gieda. And in the purport to this verse, it says that these ragas of the gopis have been spread beyond Vrindavan and have become the basis of musical traditions everywhere. Ir, šios ragos, kurias gieda gopės, komentare yra rašoma, kad jos pasklido už Vrindavano ribų ir tapo pagrindu įvairiausiam muzikos tradicijom. Yeah, so when there is a sort of a CD or a recording called 108 Tunes of the Hare Krishna Mahamantra. Ir yra toks diskas, kuris vadinasi 108 Hare Krishna melodijos. And when I saw that first some years ago, I thought, wow, 108, that's a lot. Ir kai aš pamačiau, žinoma, aš pagalvojau, 108, tai tikrai daug. It's nothing. What about 16,000? Ir tai yra niekas palyginus su 16,000. So, that just gives an indication of the different subtleties and variations and so on and so forth
of every aspect of Krishna prema, love for Krishna. Ir tai nurodo įvairiausias subtilybės ir įvairovę, kur yra galima, kalbant apie Krishna premą. Like we know there are 5 main rasas. Ir žinote, yra 5 pagrindinės rasos. And then there's other sort of indirect rasas, and it kind of adds up to about 12. Ir yra kitas, kur šalutinės įvairiausios rasos, kur yra apie 12. Yeah, but there are sub-rasas in all of those categories. Bet visose šitose kategorijose dar yra ir subrasos. So, it's not just a simple subject that, yes, well, there are 12 varieties. We will learn about the 12, and then we understand rasa. Ir tai nėra tokia paprasta tema, kad štai yra 12 tų rasų ir mes jas išstudijuosime ir viską puikiai išmanysime. It's a big subject. It's a massive subject. Actually, it's an unlimited subject. Taigi tai labai plati tema, tai kitais žodžiais tariama begalinė tema. Like in Nectar of Devotion, we read about 64 items, activities in devotional service. Taip atsidavimo nektare mes skaitome apie 64 atsidavimo tarnystės veiklas. But Prabhupada explains elsewhere that it's not that there are 64 varieties. These are 64 sort of categories. Ir kitur Šrila Prabhupada rašo komentare, kad tai nėra tik tai 64 rūšis, tai yra tik tai 64 pagrindinės rūšis, yra jų daugiau. And each category has, it would seem, probably unlimited variations. Ir kiekviena iš šių rūšių kategorijų turi dar begalybę įvairiausių rūšių ir porūšių. And in that sense, maybe we can understand a little how Lord Chaitanya is feeling so concerned. Ir galbūt mes, atsižvelgdami tai, galėtumėm suprasti, dėl ko Viešpats Čaitanija yra toks susirūpinęs. Actually, it's just a manner of speaking. He's just saying it to sort of make a point of that it's vast. Ir Viešpats Čaitanija, žodžiu, tą manierą, kokiu jis būdu tai save išreiškia, jis nori atkreipti mūsų dėmesį į tai, kas man labai svarbu. But he knows it all. Bet visą tai puikiai žino. However, to help us, to give us some opportunities, he's explaining like this and trying to engage us in the process. Ir visą tai jis daro vien todėl, kad suteikti mums galimybę ir įtraukti mus į šį procesą. Yes, so, this subject, anyway, this subject is vast, it's actually unlimited. Ir žinot, šita tema yra be galo plati ir begalinė. And it is the mission of Lord Chaitanya, specifically it's his mission to make all these things available to people like us or people like yourselves. Ir Viešpaties Čaitanijos misija yra padaryti visus šios dalykus prieinamus tokiems žmonėms kaip mes. And that's the ultimate mercy of the Supreme Personality of Godhead. Ir tai yra aukščiausia Dievo asmens malonė. And particularly it all sort of comes to a climax or a peak in the relationship between Srimati Radharani and Lord Krishna. Ir šitama pasiekia kulminaciją tarpusavio santykiuose tarp Šrimati Radharani ir Viešpaties Krišnos. So, the vastness of the subject is it's incomprehensible, but at least we can get a little feel for it and just understand, wow, it really is great. Ir ši tema yra tokia plati, kad mes beskaitydami iš tikrųjų galime suvokti, kad wow, tai iš tikrųjų didis dalykas, didi tema. Yeah, but now but how fortunate are we? It's incalculable. Bet
wow, kokie mes esame iš tikrųjų sėkmingi ir net sunku suvokti, kokia didelė sėkmė. In the Bhagavatam, a number of avatars are described, even at some length. Ir Šrimad Bhagavatam yra aprašoma gausybė avatarų. Yeah, and Krishna is there also in the 10th canto particularly. Ir Krishna aprašomas 10 giesmėje. And all those different avatars, each one of them, they give some mercy to some people under some circumstances. Ir kiekvienas iš šio avatarų suteikia žmonėms tam tikrą malonę, tam tikromis aplinkybėmis. But Krishna gives lots and lots more. Bet Krishna duoda dar ir daugiau. Like Lord Nrsingadev, all the devotees are very fond of Lord Nrsingadev. Ir žinot, kaip viešpats Nrsingadeva, daugybė žmonių puikiai žino viešpatį Nrsingadevą. And I suspect all the devotees sitting here today saw the Nrsingadev movie. Ir esu įsitikinęs, kad visi žmonės, kurie sėdi čia salėje, matė Nrsingadevo filmą. Did you see it? Ir jūs matėte. You didn't see it. What happened? What's wrong with you? Well, look, I saw it twice. Aš filmą 2 kartus. And the second time it was much better, actually. O antras sykis šis filmas buvo dar geresnis. So you must see it. Privalote jį pamatyti. The thing is, the producer and director, like, it was a sort of a one-man show. He came to visit the GBC body in February in Mayapur. Ir šito filmo produceris ir režisierius vienas syk atėjo aplankyti GBC Mayapure. And I saw the version where the people were speaking Telugu. Ir, žodžiu, pirmąją versiją, kurią aš filmą mačiau, tai žmonės ten kalbėjo telugų kalbą. Yeah, my Telugu is limited to about 3 words. Ir mano telugų kalba apsiriboja 3 žodžiais. And then there's subtitles at the bottom, so you have to look at the bottom and you can't see what's going on so well. Žodžiu, ten buvo subtitrai ir tu turi skaityti subtitrus ir negali tada žiūrėti filmo. Second time, the people were speaking Hindi. Antras sykis žiūrėjau, tai žmonės kalbėjo hindi. I can manage a little Hindi, but still I had to look at the subtitles. Ir žinoma, aš šiek tiek suprantu hindi, bet vis tiek turėjau skaityti subtitrus. So I told the man, listen, next time you must do one where the people are speaking English. Taigi aš pasakiau tam režisieriui, žiūrėkit, jūs turėtumėt padaryti tokią versiją, kurioje būtų kalbama angliškai. And he said, oh, right, okay, because we don't all speak Telugu. Ir tada jis sakė, tikrai, nes iš tikrųjų mes visi nekalbame telugų. So anyway, here Prabhupada's talking about, or it's actually Srila Rupa Goswami, in fact, specifically, who's saying there are so many incarnations of Krishna. Ir Šrila Prabhupada ir Šrila Rupa Goswamis kalba, kad yra tiek daug Šri Krishnos inkarnacijų. And one of them is Lord Nrsingadev. Ir viena iš jų yra viešpats Nrsingadeva. And generally he's much loved amongst the devotees. Ir jis be galo mylimas tarp atsidavusių. But, he's not as sort of diverse in character and activities as Krishna. Bet jis nėra toks prieštaringas savo charakteryje ir savo veiksmuose kaip pats viešpats Krishna. You don't hear of Lord Nrsingadev dancing with the gopis or with anyone. Jūs niekada neišgirsite, kaip viešpats Nrsingadeva šoka su gopėmis ar su kuo nors dar. But Krishna, he dances with the gopis. Bet štai Krishna jisai šoka su gopėmis. And as they are dancing, he sings and they sing. Ir kai jie šoka, tai jisai dainuoja ir jos dainuoja. And they are singing 16,000 different tunes. Taigi ir jos dainuoja 16,000 įvairiausių melodijų. So we can,
perhaps it's speculation, but assume they dance in at least 16,000 different ways of dancing. Žinot, galima įsivaizduoti, kad tikriausiai jie šoka 16,000 skirtingų šokių. Yeah, so, just their dancing and singing, this is a huge subject. Taigi vien jų dainavimas ir šokimas yra labai plati tema. Just like the qualities of Krishna, which are mentioned, to some degree in Nectar of Devotion. Kaip kad ir viešpatės Krišnos savybės, kurios yra paminimos iki tam tikro laipsnio išvardinamos Dievo nektare. After these different qualities are sort of listed out and briefly elaborated upon, Ir jos yra iš pradžių trumpai išvardinamos ir paskui trumpai apie jas yra šiek tiek plačiau. then it's stated that actually Krishna has so many qualities that more than the stars in the sky. Ir sakoma, kad viešpačiai Krišna turi savybių tiek daug, kad daugiau negu žvaigždžių danguje. So you might think, yeah, stars in the sky. You look up, you see stars, not that many. Ir žmonės galit pagalvoti, kad taip, tiek daug, kiek žvaigždžių danguje, ir jūs galite pažvelgti dangų. But then he says that actually he has so many qualities, more than the grains of sand on all the beaches, or including this beach, and all the deserts, and just wherever you've got sand, more than the grains of sand. Taigi, žvaigždžių galbūt danguje pamatysite ne tiek ir daug, bet dar yra sakoma, kad viešpačiai Krišna turi tiek daug savybių, kiek yra smiltelių smėlio paplūdimiuose, visose žemės smėlio paplūdimiuose. Then if that was not enough, then he says actually he has more qualities than the number of atoms in the entire universe. Ir jeigu dar to negana, kad suvokti, kiek jis turi tų savybių, tai tada sakoma, kad jis turi tiek daug savybių, kiek yra atomų šioje visatoje. So when we hear that, then we understand, it's just way beyond our capacity to comprehend at all. Ir kai išgirstame tai, mes suvokiame, kad yra už mūsų proto ribų suvokti visą tai. However, then Srila Prabhupada makes the point that Lord Sankarshan, he knows the number of atoms in the universe. Kaip ten bebūtų, Srila Prabhupada sako, kad Sankarshanas žino, koks skaičius yra atomų visatoje. So anyway, the thing is, Lord Chaitanya, in a very sort of a nice way, kind of a gentle, encouraging way, he is suggesting or telling us that we should get into this subject. Ir viešpats Šri Chaitanya labai tokiu švelniu ir padrasinančiu būdu mus skatina pasinerti į šias temas. And if you read in the 19th chapter of Nectar of Devotion, which is like the introduction to pure love for Krishna, Krishna Prema. Ir jeigu skaitėte 19 skyrių, kuris yra kaip įvadas apie Krishna Prema, then you'll see there, towards the end of that chapter, Srila Prabhupada, he lists out the 9 different devotional processes. Jūs pamatysite, kad Srila Prabhupada pabaigoje tenais išvardina 9 pagrindinius atsidavimo tarnystės procesus. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Sadhu, associate with devotees, and so on and so forth. Taigi, ten sadhu sangha, bendravimas su atsidavusiais išvardinimai ir taip toliau. Then take up some activities of devotional service. Tada tam tikras atsidavimo tarnystės veiklų atlikimas. And then, really try to make a bit of progress, try and take it seriously. Tada, kai jau atliekamas tam tikras progresas, tai imamas rimčiau. And Prabhupada, the way Prabhupada's presenting it,
in the chapter on Krishna Prema, it seems he's saying that, starting from just getting or developing a certain amount of faith right in the beginning, and then associating with the devotees, that these all sort of embody just a little bit of love for Krishna. Ir Šrila Prabhupada rašo, kad nuo pradžių pradedam nuo truputėlio tikėjimo, visą tai vystosi ir pasiekia galų gale Krishna Prema. Like that Krishna Prema or love for Krishna is not just there's this stage at the end, and then before that it's just, it's just something else completely. Ir Krishna Prema tai nėra tai kažkas, kas yra pasiekiama pačioje pabaigoje. Like there's a letter of Srila Prabhupada to Mother Yamuna. Ir yra Šrilos Prabhupados laiškas Matai Yamunai. And we don't see the original letter, but we see Prabhupada's answer to it. Ir mes nematėme to originalaus laiško, bet matėme Šrilos Prabhupados atsakymą į jį. And it's clear the way Prabhupada's answering that she had asked Prabhupada, she had written and asked Prabhupada different questions, particularly about deity worship in our original Berry Place temple in London. Ir mes žinome, kad tame laiške užduoda įvairiausius klausimus, liečiančius dievybių garbinimą Berry gatvėje Londone. And because she was the head pujari there for some time. Nes jinai buvo vyriausia pudžarė kurį laiką tenais. So Prabhupada mentions some things about, you could say, technical aspects of worshipping deities. Ir Šrila Prabhupada savo atsakymę mini tam tikrus techninius dievybių garbinimo aspektus. And then Prabhupada says, regarding your question or this point you've raised, that sometimes you're looking at the deities, Radhananda and Ishvara, and you find that tears are coming from your eyes. Ir toliau jis rašo, kas liečia šitą klausimą, kai tu žvelgi dievybės Radhananda ir Ishvara ir ašaros ima tekėti iš tavo akių. So you're wondering what is that which is happening to you. Ir tu stebiesi, kas su tavimi vyksta. And Prabhupada, in just a sort of simple, like almost nonchalant type of way, he says, yes, this is bhava. Ir Prabhupada labai ramiu ir tokiu tiesioginiu būdu sako, taip, tai yra bhava. And then he goes on and changes the subject. When you offer the agarbati, you do it in this way or Ir tada that. jis toliau tęsia aiškinti atsakymą savo laiške, tam techninius dalykus garbinimo. And it's not like, tears came to your eyes. This is bhava. Oh my gosh. Ne tai, kad jis susireaguotų taip, kaip rodė Maharadžas. Ašaros bėga iš tavo akių, o ne, tai yra bhava. Yes. Because love of God is there, even like from the outside, but it's just like a minute little speck. Ir žinot, meilė Dievui iškart nuo pat pradžių iš tikrųjų yra, tik tai yra paviršiuje ir pasireiškus labai nedidelė. But when you come to that level, which is the 9th stage, then it just fully manifests and just sort of dominates everything. Ir kai jūs pasiekėte galutinę pakopą, tai tada jinai dominuoja ir jinai apima ir nustelbia viską. So, in a sense, you could say we can take some encouragement from all of this. Ir mes visi galėtumėm gauti tam tikrą įkvėpimą iš viso to. Of course, we don't want to do the opposite like the Sahajiyas do. Ir aišku, mes nedarysime tokių dalykų, kuriuos daro sakadžijos. They're on the level of, I don't know quite what, but it's definitely not, they're definitely not on the level of Anatha Nivriti. Ir mes puikiai suprantame, kad jie netgi nėra pasiekę Anatha Nivriti lygio. And they think that, if it's a young man with a young woman, I'll be Krishna, you be Radharani, and Hari Bol. We'll get together.
Kaip kad susitinka jaunas vyras su jauna moterim ir sako, štai aš būsiu Krišna, tu būsi Radharani ir Haribol. Yeah, but, if we really chant our rounds very attentively, Bet jeigu mes tikrai labai dėmesingai kartosime savo ratus, then some taste will come. tada kažkoks skonis būtinai apsireikš. As long as we really do chant really attentively. Bent jau tol, kol mes kartosime iš tikrųjų dėmesingai. And that's a little glimpse of something on a higher level. Ir tai būtų toks mažytė kaip ir išvalga to, kas randasi aukštesnėme lygmenyje. And it's one of those, a glimpse or a little taste of one of the fruits. Ir tai būtų toksai kaip ir, paragavimas, truputėlį kaip ir vieno iš šių vaisių. One of those innumerable and in some cases sort of like inexplicable fruits of devotional service. Vieno iš šių nepaprastų, vaisių paragavimas. Imagine. Vieno iš šių nesuskaičiuojamų ir neįkainuojamų nepaprastų vaisių. Okay. Ir skonio pajutimas. It's very interesting the way Prabhupada and Srila Rupa Goswami and Lord Chaitanya, they approach the subject. Ir labai įdomu, tai kaip Šrila Prabhupada ir Rupa Goswamis, kaip jie kalba šią temą. Like we find in Nectar of Devotion in the 18th chapter. Ir kaip mes randame Atsidavimo nektare 18 skyriuje. The 18th chapter, if you've read Nectar of Devotion, 18 skyriuje, aišku, jau esate skaitę Atsidavimo nektarą. it has a list of the 9 characteristics of a person who has come not quite to the level of Krishna Prema, but to the level of Bhava. Ten yra 9 charakteristikos arba prašymai žmogaus, kuris pasiekė Bhavos lygmenį. And the difference between being on the level of Bhava and on the level of Prema, in a sense, is not that great. Ir žinote, tas skirtumas tarp buvimo Bhavos ir Premos lygmenyje nėra toks didelis. Because Bhava is Prema. Nes Bhava yra Prema. As much as when the sun is just sort of thinking of rising above the horizon, you see a little bit of light is coming. Tai yra taip, tarsi kai saulė teka, ruošiasi tekėti, tai jūs matote tokią raudoną liniją. But it's not as great as like now, for example, or particularly in the middle of the day. Bet ji nėra tokia ryški ir aiški, kaip kad dabar arba kaip vidurdienį. Here in sunny Lithuania. Saulėtoje Lietuvoje. Anyway, yes, so that's what is described as being what Bhava is about. Ir štai taip yra aprašoma apie tai, kas yra Bhava. It's actually Prema, but it's just a tiny little bit. Tai yra kaip Prema, bet tai yra tik trupučiukas. But it's not something else, and then later Prema comes and it's different. Ir tai nėra kažkas visiškai kitokio, ne tai, kad kai Prema ateina, tai kažkas visai skirtingo. So what's described in this 18th chapter of Nectar of Devotion of the character of a devotee, that their personal nature, devotees on the level of Bhava. Taigi aprašoma 19 skyriuje atsidavusiojo savybės ir charakteristikos ir jos meninės ir savybės, kai jis pasiekė. And not, when we think of Bhava, maybe perhaps we think of some emotional states. Ir kai kalbame apie Bhavą, galbūt mes galvojame apie tam tikras emocinės būsenas. But this list of 9, they're not really so emotional.
Bet šios 9 savybės, kurios aprašomos, jos nekalba apie emocijas, nėra taip stipriai. Well, the first one, at least as listed here, is the devotee on the level of bhava is always anxious to use his time nicely in devotional service. Atsidavęs bhavos lygmenyje visą laiką nerimauja, kaip galėtų panaudoti savo laiką kuo daugiau atsidavimo tarnystei viešpačiui. You know, it's very important. It's the first one mentioned here. Ir tai labai svarbu, tai kas čia paminėta. The second one is basically that the devotee on the level of bhava, well, the terminology used is very reserved and perseverant. Ir antroji savybė, kuri paminėta, tai kad jis yra labai susivaldęs ir jis yra labai pastovus. Yeah, doesn't get carried away very easily. Jo nenuneša taip lengvai bangos. And nothing will stop him or her from doing their devotional service. Ir niekas negali nunešti, tai yra sustabdyti jo nuo atsidavimo tarnystės. And then the third one is always detached from material attractions. O trečioji savybė yra tai, kad jis yra niekada neprisirišęs prie materialaus tenkinių. Fourth one is not longing for respect, so very humble. Ir jisai nereikia, ketvirtoji savybė, kad jam nereikia jokios materialios pagarbos, jis visą laiką yra labai nuolankus. Then the fifth one is always certain Krishna will be merciful to me. Penktoji, tai visą laiką yra įsitikinęs, kad Krišna duos jam savo malonę. Anyway, you can look through that list yourselves. It's chapter 18 of Nectar of Devotion. Ir jūs galite peržvelgti šitą visą sąrašą, tai yra 18 skyrius atsidavimo nektare. And they're just, you know, in a sense, you could say they're pretty much down-to-earth types of characteristics of, like, you know, a serious devotee. Ir tai labai žemiškos tokios charakteristikos ir aprašymai labai rimto atsidavusioje. But this is all to do with being very close to actual Krishna prema. Bet visa tai taipogi tuo pačiu metu yra labai arti prie Krišna premos. Anyway, you know, Srila Prabhupada, he's the great expert, the super expert, Ir Šrila Prabhupada yra super nuostabus ekspertas. to present to us, people like us coming from our sort of, at best, questionable backgrounds. Ir kad pristatytų mums žmonėm, kurie mes esame kilę dažniausiai iš krikščioniško. But that we have the opportunity, he's giving us the opportunity, like directly giving us, to actually perfect our lives. Bet jisai mums tiesiogiai duoda galimybę pasiekti tobulumą savo gyvenimuose. Like one time, Mother Malati, very senior disciple of Srila Prabhupada, she asked Prabhupada, Vieną kartą motina Malati, viena iš vyresniųjų Prabhupados mokinių, paklausė that Prabhupados. Srila Prabhupada, you say, if we just chant 16 rounds a day, follow the regulative principles, and do our service, at the end of this life, we can go back to Godhead. Taigi paklausė Šrila Prabhupada, jeigu mes kartosime 16 ratų, laikysimės principų ir atliksime savo tarnystę, tai gyvenimo pabaigoje mes sugrįšime atgal namo pas Dievą. And she said to Prabhupada that, but, you know, it sounds too easy. Ir jinai sakė Prabhupadai, Šrila Prabhupada, tai skamba per daug lengvai. How could it be so easy? Kaipgi tai gali būti taip lengva? So, you know, it's sort of a little bit of a doubt. Taigi neturėjo kažkokių abejonių. And you know, Prabhupada's so astute. What sort of answer did Prabhupada give? Ir Šrila Prabhupada, žinote, jisai kaip visada, kokį atsakymą jisai davė. Some technical analysis of, you know, chanting and being a devotee. Ar jisai davė mums, jai kažkokią tai techninę analizę, kaip reikėtų kartoti, No, vartus ar būti kaip atsidavusią. he gave, like, I would say, a classic Prabhupada answer. Taigi jisai davė klasikinį Prabhupados atsakymą.
Prabhupada's answer was, Ir jo atsakymas buvo, do you think that I would cheat you? ar tu manai, kad aš apgaudinėju tave? What sort of answer is that? What do you say? Well, I'm not sure. Ir kokio tipo, tai atsakymas yra. It's just so powerful and so clear, Bet jis toks galingas ir toks aiškus, but so simple. bet toks paprastas. Yeah, so that's Prabhupada, and it's our, inexplicable and not really understandable good fortune to have been given his association and to have his association. Taigi tai yra tiesiog nepaaiškinama, nesuvokiama, nepriežastinė malonė gauti šios Prabhupados bendravimą. And as Prabhupada said, we will have another ISKCON in Goloka Vrindavan. Taigi ir šio Prabhupada yra pasakęs, mes turime ISKCONą Goloka Vrindavanui. Maybe we'll have another Baltic Summer Festival. Ir galbūt mes ten surengsime dar vieną Pabaltijo festivalį. All the Baltics devotees will come together in Goloka Vrindavan. Visi Pabaltijo Vaishnavai susirinks Goloka Vrindavanoje. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So, it's approximately 9. What should we do? Anyone have a comment, question? Srila Kirti Prabhu. Turite komentarų ar klausimų? He did say everyone except Mr. Nair. Oh, everyone except Nair, that's right. Yeah, there may be a few more candidates on that. Mataji, 1, okay? Egg number. Kaip atrodo žmogus, kuris turi nuolankumo savybę? Nes gurus tai visą laiką turi, o kaip paprastai. I would like to specify to understand how does person looks who has a real humility, because Guru Maharaj, we all know he has, but I want to, she wants to understand. Okay, I can give a very brief answer, trying, Gan trumpą atsakymą duosiu. That, first thing will be that a devotee who has real humility will just be heart and soul engaged in his or her prescribed service in Prabhupada's ISKCON. Taigi atsidavęs, kuris turi tikrą nuolankumą, jisai bus visa siela, visa širdimi užsiėmęs jam paskirta tarnystė Šilos Prabhupados ISKCONe. And doing whatever's required to do the service as nicely as possible. Ir darys viską, kad atlikti šitą tarnystę taip gerai, kaip tik įmanoma. And of course, Prabhupada himself was like that in relation to his spiritual master. Ir žinoma, Šrila Prabhupada buvo toksai savo ryšyje santykės su savo dvasiniu mokytoju. But sometimes he acted in ways, quite often even, which, someone who has a kind of simplistic idea of humility would think this is not humility. Bet tuo pačiu metu Šrila Prabhupada elgdavosi tokiu būdu, kaip kartais kas turi tokį paprastą nuolankumo suvokimą, tai netrodytų kaip nuolankumas. Sometimes he would strongly chastise disciples. Kartais jisai griežtai išbardavo savo mokinius. He would raise his voice sometimes. Jis netgi pakeldavo savo balsą. Right. You had experience. Yeah, and a person raising their voice and, don't do this. Then some people who have a certain idea of humility, they would think, oh, he's not humble, look at him, he's angry. Ir žinote, kartais, kai žmogus pakelia balsą ir sako, nedaryk to, tai kitas žmogus, kuris turi tokį paviršutinišką tą nuolankumo suvokimą, gali pagalvoti, o jis nėra nuolankus, jis pyksta. But it was his humility that to help
the particular devotee in the situation, to help the devotee become a better devotee, more like a real devotee. That was what the devotee needed to get out of their sort of whatever little mental world they were in. Kaip tikras nuolankumas yra padėti atsidavusiam, kad jis galėtų tapti geresniu atsidavusiu ir galėtų peržengti tos savo sąlygotumus, kuriuos turi. I can just conclude by saying, I am born, my body, my place of birth is New Zealand. Kaip pabaigai aš pateiksiu pavyzdį, aš pats esu kilęs iš Naujosios Zelandijos. And in 1976 I went to India for the first time. Ir 1976 aš pirmą kartą nukeliavau į Indiją. And I met another devotee from New Zealand, because there's not many. Ir aš ten sutikau kitą atsidavusi, kuris taip pat buvo iš Naujosios Zelandijos. And he was the temple president of the Vrindavan temple. Ir jisai tuo metu buvo Vrindavano šventyklos And prezidentas. when he found out that I'm also a New Zealander, it was like, oh, really? You're also a New Zealander. Ir kai jisai suprato, sužinojo, kad aš taip pat iš Naujosios Zelandijos, And he told me an experience he had with Prabhupada. jis man papasakojo apie patirtį, kurią turėjo su Šrila Prabhupada. There was a small group of devotees in Prabhupada's room, Kad buvo maža grupė susirinkusi Šrilos Prabhupados kambarį. except for him they were Americans. Ir išskyrus jį visi buvo amerikiečiai. And we love the Americans. Ir mes We labai mylim just absolutely amerikiečius. love them. But one of the Americans there said something stupid. Bet vienas iš amerikiečių tenais pasakė kažką labai kvailo. And Prabhupada looked at our devotee from New Zealand Ir Prabhupada pažvelgė į tą atsidavusį iš Naujosios Zelandijos, kuris buvo vienintelis. and he said to our sort of New Zealander devotee, he said, "You Americans, you're all the same, stupid." Pažiūrėdamas į tą atsidavusį iš Naujosios Zelandijos, jis pasakė, jūs visi atsidavusi iš Amerikos, jūs tokie kvaili. And the New Zealand devotee said, Srila Prabhupada, I'm not American, I'm from New Zealand. Ir tada tas baktas jisai pasakė, Šrila Prabhupada, aš ne iš Amerikos, aš iš Naujosios Zelandijos. And Prabhupada said, it is the same thing. Ką Šrila Prabhupada atsakė, tai tas pats dalykas. So, oh, okay, sorry. Pasakė, atsiprašau. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Sure.